Dažniausiai pasitaikantis klausimai ir abejonės. Norime atsakyti kelis klausimus, kuriuos dažniausiai užduoda naujokai. Pirmas, kaip pasirinkti mokytoją? Kiekvienas mokytojas turi savo energiją ir stilių. Užpildykite testą mūsų puslapį ir sistema padės parinkti jums tinkamiausią grupę, nuo kurios pradėti. Iš karto suplanuokite atvykti į kelias grupės, pabandyti treniruočių, kuris mokytojas labiausiai jūsų bangos. Svarbiausia pasitikėti procesu. Visiškai nemoku šokti. Visi matys mano klaidas. Ką daryti? Pradedančiųjų grupėse renkasi tik naujokai ir visi tai daro pirmą kartą. Kiekvienas jaudinasi, ar pavyks sušokti taip, kaip... Tačiau skubu nuraminti, be klaidų nebus progreso. Jas reikia daryti, kitaip neišmoksime, todėl atsipalaiduokite ir mėgaukitės procesu. Kas bus, jei man nepavyks iškart? Tai visiškai normalu. Mokymasis yra procesas. Treneriai kartoja tiek kartų, kiek reikia, tam, kad jums pavyktų. Jums tai reikia ateiti su gera nuotaika. Kodėl reikia registruotis ir tvirtinti savo dalyvavimą? Taip užtikriname, kad kiekvienas, kas nori dalyvauti, tikrai turėtų savo vietą. Jeigu netvykstate, tą vietą gali užimti kažkas kitas. Todėl rezervacijos tvirtinimas padeda planuoti grupės teisingai. Kas bus, jei praleisiu treniruotę ar kelias? Viskas priklauso nuo jūsų asmeninio mokymosi tempo. Svarbu suprasti, kad šokio treniruočių metu vyksta ir smegenų, ir fizinio kūno lavinimas. Praktiškai nėra tokių veiklų, kur lavinama ir tas tokiame lygyje. Todėl tai yra dviguba nauda lankant nuosekliai. Paprastai taisyklė yra tokia, jeigu praleidžiat vieną treniruotę, tai jūs neatvykęs gaunat -1, o tas, kuris atvyksta, gauna +1. Tai treniruočių skirtumas jau yra 2 treniruočių. Jeigu, pavyzdžiui, jūs praleidžiate 3 treniruotės, o kiti, kurie lanko, jų nepraleidžia, tuomet jau skirtumas gaunasi 6 treniruotės. Todėl jaučiasi, tarsi grupė tobulėja dvigubai sparčiau. Iš praktikos matome, kad jeigu šokėjas praleidžia labai daug treniruočių, jis galiausiai nustoja lankyti, nes nebespėja pasivyti grupės. Todėl pasiryžkite lankyti visą kursą ar visą sezoną ir kuo nuosekliau. O jei vis tik praleidote treniruotę, paprašykite trenerio, kad atsiųstų jums video iš praeitos treniruotės, kad galėtume prisivyti. Bet žinoma, geriausia yra lankyti kuo nuosekliau. Ačiū, kad žiūrite, iki greito.